vartojate mėsytę, žuvytę, tai vartokite ją su daržovėmis. Ne su duona, ne su bulvėm, ne su grietine, su daržovėm. Pradžioje taip. Po to po kažkiek tai laiko pamatysite, kad tą mėsytę pakeisite žuvyte, lengvesnis produktas, arba paukštienos mėsyte, ar ne, pakeisite. Vėliau ir to nebenorėsite, pasižiūrėsite, kad jums gal užtenka ir tos salotos, arba košės, arba kažkokių ankštinių kultūrų. Pamažu viską įveskite į savo racioną, viską pamažu. Nedarykite visko labai greitai, staiga, neprievartaukite savęs, nes tikrai sulūšite. Reikia be galo daug valios žmoguje, arba kad tą žmogui būtų ištikus didelė labai krizė. Dažniausiai sveikatos krizė. Kai žmogus labai susirga kažkokia nepagydoma vos neliga, jis tada jau karaliai viską keičia. Šiaip žmogui yra labai sunku atsisakyti savo tų įpročių, o mityba, maistas, tai yra pats stipriausias, grubiai tariant, narkotikas žmogui. Maistas. Ir atsisakyti